Labas rytas, bičiuliai, Donce pasveikink su Hebra. Labą. Mes vėl susitinkam ant vandens ir vėl tema starkiai, naujų ežerų paieška, dar vienas ežeras, Molėtų rajonas. Nu ir ką, bandom tikrint. Taip kitko, jeigu nerandam starkio, varom į kitą ežerą ieškoti ešerių. Tai va, plaukiam, ieškom, žiūrim, ką turim. Turėsim dar, tarp kitko, noriu ešerius pagaudyti, nes turiu tokį kotelį, kurį vėliau parodysiu. Naujas kotelis, man naujas, rinkoje jau senai jisai yra, tai daug naujienų, naujos kameros, testuojam viską, Insta3, su šitą DJ Osmo Action 5, viskas nauja, įdomu, bet reikia ir žuvies pagauti. Žiūrim toliau, kaip gausis. Šitą krova, blė. Aš surėdu. Žiūrėk, senė. Davai pažiūrim, kas čia per žuvis. O čia va. Čia ant tų pačių užplaukė. Nu kur to pačių, mes nuplaukėm kiek? Iš ten. Nu iš ten. Vat iš ten kokį 100 metrų daugiau nuplaukiau. Plauk. Pažiūrim, kas čia. Tiesiog, žiūrėk. Sakau. Pasižiūrim. Ar čia ešerys, ar čia ne ešerys. Man tai ešerys tenais labiau ant... Blet, sakyčiau, kad vėluoja kažkaip. Tai vėluojas, jeigu įjungiu... Daugiau vėluoja negu Garminas. Jo. A ką jis sako, jeigu įjungi? Šitą clearance'us, man rodos, jisai biškį... Jo, Garminas irgi stabdo, ypač nuo rejection tas kuroti. Nes kol apdaroja, kol ką. Pabandom kelis va taip įmesti ir pasižiūrėti. Tai va, bičiuliai, patikrinom ežeriuką, tuščias, nei ešerio, nei starkio. Pakuosimės daiktus ir keliausim į kitą ežerą. Į kitą ežerą jau ieškoti ešerių, nes ten starkių nėra, lydekos nedomina, tai lieka tik ešerys. Juolab, kad norisi va šitą dailų kotelį išbandyti. Kągi, chebrytė, dublis numeris 2, kitas ežeras. Jau čia ieškosim tik tai ešerių. Geras? Start recording. Ne, nedidelis. Nu, bet ešeriukas, žuvis. Dropshotas? Vis geriau negu nieko. Netoli valtis. Nu, tai matosi, prie valties yra nemažai. Grinai po valtim pažiūrėk, va čia vas, matai. Gali pabandyk nuleisti. Eik sės padropšotinkas, šitą pažiūrėk gali.
Čia, pažiūrėsim, daugiau yra. O, turiu, start recording. Start recording. Start recording. Saudė? Gražus turėtų būti. Geras, patelis dėkit. Gražiai dirba, ne? Uždaryk, nes žinok, gražus ešerys. Nors tu tą klopį nelabai pažįsti žuvį. Sakai? Davai. Gražus turėtų būti. Šiaip kotelis atidirbo testukai. Eik, tu lydekaitė. Nerošk. Nu, šiaip jautrumas geras, toksai, sakyčiau, visai net, nu, jautrumas, tai pasaka, nes jau kai vožė, kai su elektra. Pirmas kibimas. Viso lydekaitė tokia, bet tai vožė tai konkrečiai. Gerai, kad nenušovė. Tai daug masalo. Daug masalo. Eik čia. Bet jau žinok, vožė tai konkrečiai. Šiandien, vat, sakiau, naujiena mano naujiena rinkoje jau senai yra armatūra. Japoniška armatūra. Apie kotelį trumpai parametrai. Tai kotelis, taip, kotelis, armatūra XAH 7721. Iki 7 gramų. Ilgis, jeigu lietuviškai, tai 2,30 kažkas tokio. Vat kaip pats kotelis atrodo. Tuoj įsijungsiu kamerą, nematau. Aišku, per video nesimato. Ką aš galiu apie jį papasakot. Atrodo gražiai, dailiai surinktas, tas, kas man patinka. Solidas, tarp kitko. Ir solidas, bet labai trumpas solidas. Va, sprindžio dydžio, ilgio, kažkas tokio. Trumpa solid viršūnėlė. Kažkiek jau pramėtęs. Dar padarysiu video, gal net ne video, pažiūrėsim jo ribas, kokia žemutinė riba, kokia viršutinė riba. 10 gramų bandžiau, tai dar gan patogiai, 10 gramų ir 3 coliai guma, gan puikiai. Nebandžiau žemutinės, bandžiau 7 ir 10 gramų. Rasiu vietą, gal teks ir pabandyti ir 5 gramų. Šiaip fainas, lengvutis ir įdomiai dirba, kad ir solidas, ne, bet jis daugiau jungiasi kaip tubuliaras. Nesijungia tik tai solidinė viršūnėlė, bet trečdalis meškerės jungiasi. Toksai daugiau, sakyčiau, kaip ir solidas, tubuliaras. Nu, bet pavyko ištraukti kelias žuvytes, tai sakyčiau, gan jautrus, tikrai jautrus kotas, smagus kotas, tai aš manau, kad jis pas mane užsiliks ilgai. Į kampą. Tik be reklamos, va, vieną geriausių tų švantų. Pizda, žinai kaip zibys žvėjų? Blet, zibys, važiuok iš žvybo įsidėti, reiks pamatyti. Įjung kamerą, pafilmuosim, kai valgom biškį. Ten gerai spaudai? Eik, ką tu nespaudot, nematai? Spaudytojas. Pietukai, konservai. Kažkokie donce davė, bet kažkaip, ką žinau. Geriau negu nieko, aišku. Geriau negu nieko. Patys geriausi.
pusė 2, o realiai be žuvies kiek 2 ešeriukai, ne, 2 lydekaitės ir ešeriukas. Nuostabi žvejyba. Nu, bet nieko. Keičias oras, kaip visada. Kai atvažiuoju žvejot, keičias oras ir nekimba. Pasikeitė slėgio. Va. Dėl to ir nekimba. Kamerų, kai prisidedi valdyti. Nu jo, dažniausiai, kai kamerų pasiemi, tai nieko nesigauna. Bet nieko, ištestuosim. Va, Insta 360 viršų po kairę. Šitą filmuoja, kur garsas pagrindinis. Tai yra DJI Osmo Action 5 Pro. Ir testuojam DJI mini mikrofoną. Tai įdomu bus įsikėlos medžiagą pažiūrėti, koks yra garsas. Ką baigiam pietaut. Tęsim ešerių paiešką. Va, turiu. Start recording. Dar vienas ešeriukas. Greičiausiai. Šiaip gražus turėtų būti. Jeigu vėl nelydikėla. Nu. Spaudžia? Spaudžia gerai. Nu tu pasigerinsi. Pasigerinsiu ant kiekio. Eik, pekla. Tik jau tas lydekaitės atgūno taip ir guli girdi. Na jam. Lydekų siaubas šitas gumenukas. Eik. Nesvaryk man. Personal best. Monstrai. Prašau. Kaip Donatai žvejyba? Gerai. Pirksi kuotą mano? Nežinau, kažkoks nelaimingas. Nelaimingas. Tai va, video baigėsi žvejyba, nieko nepagavom. Kaip sąlyginai pagavom, 3 lydekaitės nedidelės ir 1 ešeriukas. Tai baigėsi mūsų starkių paieška. Daugiau čia mes nesugrįšime ir tęsim paieškas toliau rytoj. Jo, greičiausiai rytoj vėl važiuosiu. Tai yra sekmadienis, šiandien šeštadienis, sekmadienį vėl važiuosiu. Tik nežinau kur. Arba turbūt ešerių vėl ieškot, arba neeksperimentuoti jau ir važiuot kažkur jau pagaudyti, kad kažką. Ačiū už dėmesį. A few moments later. Ką chebrytė prieš gerą valandą stačiau valtelę į garažą, bet grįžęs namo gimė planas lėkti starkių ir nelaukti ryto. Čiupau bičiulį Rytį. Ir sakau, varom į Kauno marias naktinio starkio, nes čia visi matau lupa tos starkius, sakau, reikia ir mums pabandyti. Tai nepraėjus valandai prisikabinau valtelę vėl ir kaitinam į marias. O kaip seksis, nu tai žiūrėkite toliau.
Pekon. Nepatiko gal guma? Gal aš pabanysiu. Geras, matai koks jis buvo, bet čia... Ką? Vedžiai sekė. Štai pagavom dar vieną starkį. Gražus visai starkiokas. Čia buvo kokią pusę valandos. Visai nematėm žuvies. Turiu omeny starkių. O dabar atplaukėm į kitą ruožą ir vėl pradėjo rodytis. O. Gerai. Liko be nuotraukos, bet kameroj turim. Šiaip gražus starkis, šiaip gražus. Tai ką, pirmas mano starkis apskritai. Aplamai? O, tai va. Žaiba.